laidos finansavimu prisideda Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki, bičiuliai, prie mikrofono Romas Sadauskas. Romai, laba diena. Sveiki. Ir Liudas Ramanauskas. Šiandien mes pratęsime mūsų pokalbius apie Ukrainą, nors iš pirmųjų puslapių ir portalų antraščių Ukraina dingsta, bet karas Ukrainoje niekur nedingo, karas tęsiasi ir toliau. Ir štai šiandien pabandysime pažvelgti į Ukrainą galbūt pačių ukrainiečių akimis. Romai, kaip tau atrodo, štai okupuotose Ukrainos teritorijose rusai pradėjo priverstinio donorų kraujo ėmimą Rusijos kariuomeniai, to visiškai neslėpdami, na ir paimtas kraujas skiriamas okupaciniai kariuomeniai, kuri dabar patiria didelius nuostolius ir kur dabar karščiausi taškai, vis dėlto be jokios abejonės ta informacija mus pasiekė ir karas niekur nedingo. Tos okupuotos teritorijos ir šiaip jau nukraujavę ne tik tiesioginė prasme, bet ir pirmiausia ten mobilizacija buvo vykdyta visiškai kitaip rusų, paėmė visus kas nors kiek krūta, ten ir mokiniai, ir studentai, ir pensininkai visi išėjo iš tų vadinamųjų Donecko ir Luhansko, kai jos dar nebuvo prijungtos respublikų ir Rusijos įstatymai negalioja, jie ten skundžiasi, bando atvirus laiškus Putinui rašyti, niekas jos dėmesį nekreipia. Iš esmės, tai yra tų žmonių tragedija, iš tikrųjų yra baisi, tai yra žmonės, kurie neturi jokių teisių, nei kaip Rusijos piliečiai, nors jiems rusiškai pasai išdalinti, nei kaip Ukrainos piliečiai, nes Ukrainos faktiškai negalioja jau ten teisės. Dabar kas vyksta, man labai įdomu stebėti mūšius Avdijevkoje, todėl, kad aš ten buvau. 17 metais su žurnalistų delegacija buvom nuvykę. Tai buvo prieš 6 metus. Taip, prieš 6 metus, bet kadangi tuo metu tai buvo arti kontaktinės linijos pafrontės miestas, miestas su viena didelė kokso gamykla, didžiausia ar Europoje, ar pasaulyje, dabar jau nepamenu, bet tos atliekų krūvos, kurias dabar bandė šturmuoti rusai ir kur apgynė ukrainiečiai, jos iš tikrųjų yra įspūdingo dydžio. Čia Lietuvoje mes irgi vienoje chemijos gamyklos turim pavyzdį, tai jis yra palyginus mažytis, o ten yra tikri kalnai ir man labai keista, kaip kam galėjo šauti į galvą bandytų užimti, nes tie, kas įsitvirtina viršui, turi pranašumą iš tikrųjų didžiulį matyti ir kontroliuoti, apšaudyti visą regioną, dronus valdyti ir panašiai. Tai įdomus miestelis. Tiesa, tada dar buvo gyvas, vyko prekyba, nors po pietų pradėdavo šaudyti, ten vienam kitam name minosvaidžio sviedinio išmušta skylė didžiulė, bet apatiniuose ir viršutiniuose aukštuose žmonės toliau gyvena, senukai susėdę žaidžia domino po medžiu ir sako, kad čia pašaudo, tai čia nepretekstas mums nepabaigti žaidimo. Šitą istoriją vis mėgstu papasakoti. Bet tai visa tai yra iš Avdijevkos, prieš 6 metus ir dabar iš tikrųjų, kai pamatau tas pačias gatves, dar ir nuotraukų likę, kur mes fotografavomės, vaikščiojom tas pačias gatves, kur namai virtę griuvėsiais ir likę paskutiniai benamiai šunys ir keli žmonės, tai iš tikrųjų baisus vaizdas, bet tas miestas buvo paverstas tvirtovė jau tada ir buvo ruošiamas, jie laukė, kad vis dėlto tas karas ir Minsko susitarimai yra tik tai laikinas sprendimas ir anksčiau ir vėliau jiems jį reikės dar ginti. Tai ten ilgai užtruks, ten bus antrasis Bakhmutas, baisu. Baisu. Ukrainos kariškiai praneša, jog per pastarąją parą sunaikino dar 810 okupantų, o iš viso rusai neteko 295 510 kareivių. Žinoma, ukrainiečiai neskelbė, kiek neteko ukrainiečiai savo ištikimiausių žmonių, kiek neteko karių. Ir štai šiandien mes pabandykime, Romai, pakalbėti ne vien tik tai apie situaciją Ukrainos frontuose, bet ir apie tai, kaip gyvena žmonės skirtingose Ukrainos miestuose. Nes miestai gyvena, žmonės taip pat gyvena. Galbūt po pirmųjų savaičių šoko ir netikėtumo vis dėlto tokia mūsų žmogiška prigimtis. Mes norime surasti tas įmanomas sąlygas, netgi karo sąlygomis ir gyventi, o problemų karas tik padaugino. Grįžimas į normalybę yra natūrali žmogaus prigimtis ir, tarkim, kokiam nors Kijeve, kuris yra iš tikrųjų didžiulis miestas kaip visa Lietuva, išskyrus tas pirmąją karo savaitę, kai ten vyko mūšiai pakraščiuose ir kai ukrainiečiai apsigynė ir nustūmė rusų armiją, toliau tas gyvenimas kiek įmanoma grįžo į normalias vėžes,
nepaisant apšaudimų, nepaisant visko, oro pavojaus sirena nutyla ir žmonės gyvena toliau. Jie eina į parduotuvę, eina į darbą. Kažkas turi išvežti šiukšles, kažkas turi tiekti vandenį, užlopyti prakirusius vamzdžius ir karo sąlygom tai yra gerokai sudėtingiau. Bet vis dėlto Ukraina gyvena. Tai štai. Valstybė kaip gyvas organizmas, jinai gyvena, išsilaiko. Suprantu, kad tai yra didelė dalim dotacijų už vakarų dėka, bet vis dėlto ir tų žmonių atsparumas daug ko mus gali pamokyti. Beje, žūsta ir sužaloti ir ukrainiečiai. Ir be jokios abejonės žmonių su karo žaizdomis tiesioginė ir perkeltinė prasme, jų ten 100 000. Dabar mes paklausykime, ką sakė Kijevo tarybos narė Ksenija Semanova, ją kalbino mūsų kolegė Vilija Kvedaraitė, ir kokias problemas sprendžia, pavyzdžiui, ir Kijevo savivalda, kokios problemos jų nuomonė yra pačios aštriausios. Vienas iššūkių, su kuriais susiduria sostinė Kijevas, miesto pritaikymas neįgaliesiems. Darnus judumas Ukrainos miestams tapo gyvybiškai svarbus, sako Kijevo tarybos narė Ksenija Semanova. Koks gyvenimas Kijeve šiandien? Raketos kasdien pasiekia įvairius Ukrainos miestus, tad mes kariaujam. Mes ruošiame žiemai, nes laukiam, kad Rusija padarys tą patį, atkirs visas energijos sistemas. Mes taip pat dirbame, kurdami neįgaliems žmonėms draugiškas erdves, naikindami kliūtis. Nes Kijeve dabar gana sudėtinga žmonėms su, pavyzdžiui, neįgaliojo vežimėliu. Mes taip pat dirbame su kariaujančių fronte šeimomis ir tų, kurie ten žuvo, kad jų atmintis būtų įamžinta. Taip pat daug padedame vaikinams fronte, medikamentais, apsaugos priemonėmis. Daug žmonių iš Kijevo ten kovoja. Kaip jūs pasiruošę žiemai? Pirmiausia, mes siekime apsaugoti energetikos infrastruktūrą nuo raketų atakų. Perkam generatorius, jei elektra būtų išjungta, ruošiam specialias saugias vietas visuomeniniuose pastatuose, tokiuose kaip mokyklos, savivaldybės ir panašiai, kur žmonės galėtų ateiti, pasikrauti telefonus, paskambinti artimiesiems, gauti karšto vandens. Taip pat dirbame toliau ir su slėptuvėmis, nes mums jų reikia daug. Tiesą sakant, čia mes nepasiruošę. Nė viena Kijevo slėptuvė nepritaikyta žmonėms su negale. Tai rimta problema. O tokių žmonių vis daugėja. Taip, civiliai ir kariškiai, jie sugrįžta. Žmonių su negale buvo ir anksčiau, bet žinot, visi tie sovietiniai stereotipai apie žmonės su negale, kad jie tik gauna pašalpas, ima pinigus iš biudžeto ir kažkaip gyvena. Bet šie žmonės, kurie neįgalūs dabar, jie buvo ekonomiškai ir socialiai aktyvūs. Jie reikalauja iš miesto ir vyriausybės normalių gyvenimo sąlygų. Jie nori dirbti, eiti į restoranus, vėl gyventi normalų gyvenimą. Tad tai nauja Kijevui ir visai Ukrainai. Bandome su tuo tvarkytis. Tad manau, mums dabar tai didžiausias iššūkis. Ar gaunate tam pagalbą iš kitų Europos regionų ar miestų? Stengiuosi apie tai daug dabar kalbėti čia, tai yra Briuselyje. Kiti miestai mums labai daug padėjo su dideliais generatoriais, ligoninėms, mokykloms, taip pat transportu, nes mes labai daug autobusų atidavėme į frontą, į išvaduotus miestus, kurie visiškai nebeturėjo visuomeninio transporto. Tad mūsų miestai partneriai siunčia mums autobusų, tramvajų, juos taip pat naudojam ir taisyti tiems, kuriuos turime. Sulaukime daug pagalbos iš Europos miestų. Ar daug žmonių išvyko iš Kijevo ir ar sugrįžo? Kijeve gyveno per 3 milijonus. Prasidėjus šiam pilnos apimties karui liko mažiau nei 1 milijonas. Dabar mes vėl turime 3 milijonus gyventojų, bet tai ne tie patys žmonės. Mieste mažiau vaikų, moterys su vaikais išvažiavo į saugesnes vietas. Jaučiu tai, nes buvo ilgos eilės į darželius, į mokyklas, dabar gali leisti savo vaiką be jokių problemų. Aišku, tai blogai, nes vaikų turime mažiau. Daug laikinai perkeltų žmonių, karo pabėgėlių iš okupuotų regionų, iš pasienio regionų. Tad gyventojų skaičius beveik toks pat, kaip prieš pilnos apimties invaziją, tačiau su kitokiais žmonėmis. Kokia jūsų didžiausia svajonė? Mano didžiausia svajonė – pergalė kuo greičiau. Taip mes bandome gyventi normalų gyvenimą, bet mūsų draugai, kaimynai, giminaičiai kovoja fronte ir gali mirti bet kurią sekundę. Prie to negali priprasti. Tad kaip ir visų ukrainiečių, mano didžiausia svajonė – atsikratyti rusų mūsų teritorijoje. Kalbėjo Kijevo tarybos narė Ksenija Semanova. Na štai, su tokiais rūpesčiais gyvena Kijevas ir iš tikrųjų Ksenija
papasakojo apie begalę problemų, rūpesčių, kuriuos reikia spręsti, ir gyventojų pasikeitimai, ir žmonių su negale problemos, bet jos iš tikrųjų tai yra, kaip įmanoma karo sąlygoms suteikti bent kažkiek normalesnės gyvenimo sąlygas. Vis dėlto karo sąlygomis Kijeve vyksta ir atstatymai. Jeigu kažkur nukrito raketa, kažkas sprogo, kažkas sugriauta, tai pakankamai greitai atstatinėjama. Aš pats mačiau vaizdus, nuotraukas net iš tos pačios Bučios, kur nėra Kijevas, bet yra priemiestis, kaip jinai atrodė tik pasitraukus okupantams ir kaip jinai atrodo dabar. Tai iš tikrųjų, jeigu jie taip, kaip čia kalba, kreipia dėmesį į neįgaliųjų galimybės, tai naujai rekonstruojant visada lengviau yra pritaikyti kažką ir judėjimo negalią ypač turintiems žmonėms, negu veikiančiam senam pastate bandyti daryti, kai nereikia. Tada įtikint, skirt pinigus yra gerokai sunkiau ir reikia kažką griauti, ardyti ir taip toliau, o čia jau sugriauta ir atstatoma. Tai tuo požiūriu iš tikrųjų nuostabu yra girdėti, kad neužmiršta tos temos, nes iš tikrųjų jiems su tai žmonėms reiks gyventi. Kiekvienas karas, kiekvienas karinis konfliktas daug daugiau negu žuvusių palieka žmonių sužalotų, sužeistųjų visada daugiau tiesiogiai fronte ir plus visi tie bombardavimų pasiekmės, kai žmonės gyvybė jiems išgelbstima, bet dažniausiai bet sužeidimai lieka. O kur dar minos ir visa kita, tai yra galūnių netekimai, tai yra vežimėlių, ko gero Ukrainoje bus 10 000 žmonių, kurie važinės. Taip, ir jiems su ta bendruomenė, su ta tokia populiacija reikės gyventi po to daugybę metų. Tai kad mąsto apie tai jau dabar, tai yra iš tikrųjų nuostabus dalykas. Na, o dabar, Romai, pabandykime nusikelti į vakarinę Ukrainos dalį. Atrodo, Lvivas tai buvo tas taškas, kuriame bent jau pirmosiomis karo savaitėmis ir mėnesiais buvo tūkstančiai tų pačių ukrainiečių pabėgėlių. Bet rusai savo raketomis pasiekė ir Lvivą. Ir štai kągi dabar galvoja Lvivo meras Andriai Sadovai. Paklausykime jo. Ukraina pamažu rengėsi dėryboms dėl narystės Europos Sąjungoje. Europos regionų ir miestų savaitėje Briuselėje dalyvavo ir Ukrainos miesto atstovai. Su keletu jų kalbėjome, kuo šiandien gyvena kariaujančios šalies miestai. Ne tik apie karą, bet ir pasiekimus. Ukraina skaitmenizacijoje pažengusi ko gero smarkiai toliau nei Lietuva. Tai labai padeda kovai su korupcija, sako ukrainiečiai. Miestai ruošiasi ir žiemai. Stengiasi padėti karo pabėgėliams iš kitų regionų. Su Lvivo meru Andriai Sadovai kalbėjome Briuselėje. In general, Lviv hosted 5 million. Bendrai Lvivas priėmė 5 milijonus šalies viduje perkeltų žmonių, tiek perėjo per Lvivą. Bet šiandien gyvena 150 000 karo pabėgėlių iš kitų Ukrainos regionų. Kai Chersonas buvo išlaisvintas nuo okupacijos, Chersono žmonės sugrįžo namo, bet Rusija vėl pradėjo atakuoti Chersoną ir žmonės vėl sugrįžo į Lvivą. Kiti pas mus gyvenantys, nedidelė grupė iš Mykolajevo, labai daug iš Mariupolio, Melitopolio, iš Skadovsko. Vaikai, moterys, vaikai kasdien eina į mokyklas, moterys dirba, mes teikia maksimalią pagalbą naujiems savo miesto piliečiams. Praėjusi žiema jums buvo sunki, infrastruktūra buvo bombarduojama, tad jūs žinot, kas tai yra. Kaip jūs pasiruošę šiai žiemai? Tikrai, Rusijos raketos sunaikino daug elektrinių Lvive, bet mes nuveikėm didžiulį darbą. Lvive turim 4000 slėptuvių ir 1500 jų turi židinius. Mes turim didžiulės malkų atsargas ir visos mūsų ligoninės mokyklos turi dizelinius generatorius, alternatyvės šildymo sistemas. Mes maksimaliai atstatėm savo energetikos ūkį, nupirkom daugybę dizelinių generatorių, galim išgyventi be vandens ir elektros tiekimo, be šildymo. Ir paskutinis NATO samito sprendimas man suteikė viltį, kad gausim prieš raketinės sistemas. Mums reikia oro gynybos. Duosiu pavyzdį. Kai Rusijos dronai paskutinį kartą atakavo Lvivą, Rusija paleido 18 dronų. Ukrainos oro gynybos sistemos sunaikino 15, 3 dronai pataikė į sandėlius. 25 000 kvadratinių metrų visiškai sunaikinta. Daugybė maisto, daugybė humanitarinės pagalbos. Anksčiau kiekvienas Rusijos dronas pataikydavo į kokį nors objektą. Dabar Rusija paleidžia 20-30 dronų, kurie pataiko į vieną taikinį. Geros oro gynybos sistemos saugo Ukrainos miestus ir kritinę infrastruktūrą. Tai vienintelis protingas sprendimas. Tad to jums labiausiai reikia iš vakarų. Last attack to Lviv, we lost humanitarian and food approximately. Per paskutinę ataką Lvive mes praradom 450 milijonų grivinų vertės humanitarinės pagalbos ir maisto. Tai siaubinga. Viso labo 3 dronai.
Tie 3 dronai kainuoja gal $15 000, bet žalos padarė už $12 milijonų. Effect $12 million. Ką reiškia turėti savo namus Briuselyje? Lvivas jau nuo pavasario turi savo ofisą regionų komitete. Dnipro atidarė savo. Ką tai reiškia jums? Kaip tai padeda? It is very good step. Tai labai gerai, tai didžiulis darbas. Bet 2025 metais Lvivas bus Europos jaunimo sostinė. Mes gavom šią galimybę. Tad biuras čia Lvivui padeda. Tai galimybė įvairiems ryšiams. Manau, kiekvienas Ukrainos regionas turi turėti namus Briuselyje, kaip Vokietijos regionai, Lenkijos regionai, Lietuva, Portugalija, Ispanija. Tai normalu. Lvivas padarė pirmą žingsnį, Dnipro dabar žengė antrąjį. Manau, kad kas mėnesį turime atidaryti naują regionų biurą. Ukrainos visuomenė dabar daug labiau skaitmenizuota nei Vokietijos, Prancūzijos ar Nyderlandų. Kaip karas pakeitė jūsų visuomenę? Lvivas yra Ukrainos IT sektoriaus sostinė, bet IT technologijos padeda padaryti Ukrainą atviresnę, atsparesnę korupcijai. Mes įgyvendinam įvairias technologijas Lvivo miesto taryboje ir mano kolegos kitose miestuose. Mes esame geras pavyzdys ir tuo dalijamės. I share this example for different cities and region. Kada ateis pergalė? Good question. Every day Ukrainian army deoccupate. Geras klausimas. Kasdien Ukrainos armija išlaisvina Ukrainos teritorijas, bet pergalė turi dvi dalis – Ukrainos teritorijos išlaisvinimą ir šalies atstatymą. Rusija buvo, yra ir bus visą laiką grėsmės šaltinis mūsų šaliai. Mums reikia patirties iš Europos, iš demokratinių šalių, mums reikia patarimų, priežiūros. Mano idėja labai paprasta. Mes turime padidinti bendradarbiavimą tarp Ukrainos ir Europos miestų ir regionų. Turime pastatyti naujus pamatus mūsų ateičiai. Tik bendradarbiavimas. Pinigai gerai, bet reikia naujų idėjų, žinių. Tai pergalė. It is victory. It is victory. Ko jums labiausiai reikia išskyrus taiką? We need understanding. Mums reikia supratimo. Aš praleidau Briuselyje 2 dienas. Daug žmonių palaiko Ukrainą, bet manau, jei turėtumėt laiko ir praleistume 2-3 dienas Ukrainoje, Lvive, jūs suprastumėte dabartinę situaciją Ukrainoje. Kalbėti apie Ukrainą Briuselyje yra gerai, bet jūs turite pamatyti mano šalį. Turime tęsti pokalbį apie Ukrainą Ukrainoje. Ir kartu Lvivo regionas, Ukrainos kiti regionai ir Europos regionai suras geras idėjas ateičiai. Radio stočiai FM99 kalbėjo Lvivo miesto meras Andrys Sadovai. Pilietiškumo dėlionė. Lvivo miesto meras galvoja apie 25 metus ir Europos jaunimo sostinę savo mieste. Toks keistokai ar neskamba, kai kiekvieną dieną skraido dronai ir raketos, bet tai tik tai įrodymas, kad miestai gyvena. Taip, bet matytas sprendimas buvo priimtas dar tuo metu, kai truputį didesnius lūkesčius turėjo dėl karo trukmės. Dėl kontrpuolimo sėkmės šios vasaros. Dabar didesnių abejonių yra, ar tikrai 25 metais jau bus viskas pasibaigę. Bet gal ir karui vykstant įmanoma pabūti tą jaunimo sostinę. Kas dėl skaitmenizavimo, man įdomu buvo jo frazė, kad labiau toliau pažengę negu vakarų Europos šalys, iš tikrųjų kažką naujo diegiant, įgyvendinant naujus sistemas. Čia kaip su automobilio pirkimu. Jeigu jūs nusipirkot naują automobilį 15 metais, tai jūs 17 metais naują automobilį jau nepirksit, bet jūs jau važinėsit bent jau 15 metų. Tai reiškia, mes, kai įstojome į Europos Sąjungą, kažką įdiegėm pagal tas technologijos, kurios buvo tuo metu, kada mes atsinaujinsim, tai vėlgi praeis kažkiek metų, kai jau visai bus pasenę. Na, prabėgo 20 metų, taip. Jo, jie tik dabar ateina, tai aišku, kad jie įsidiegia tai, kas yra naujausia šiuo metu. Bet iš kitos pusės ir karas, jis irgi priverčia konsoliduoti pajėgas, ar ne, ir tas pačias IT pajėgas ir naudoti tas technologijas ne tik karo reikmėms, nes ne veltui sakoma, kad karas Ukrainoje dabar yra dronų karas, bet ir spręsti vidinės problemas. Ir nebejoju, kad ukrainiečiai su nekantrumu laukia ir šio rudens lapkričio mėnesio Europos komisijos sprendimų ir taip toliau. Beje, kalbant apie skaitmenizaciją, čia nemažai mes apie tai praktiškai niekada nieko nekalbėjome, padeda estai, kurie buvo vieni iš pirmųjų, bent jau iš Baltijos šalių, kurie tą kryptį gana ryškiai nubrėžė. Ir štai kaip gali ta skaitmenizacija, ir Lvivo meras Andrejus Sadovai užsiminė apie tai, kovoti ir su korupcija ir ne vien tik tai naudoti šiuolaikinį
šiuolaikinės technologijas. Apie tai kalbėjo ir Vinicos tarybos narė Svetlana Jarova. Paklausykime, įdomu, kokiu būdu jie štai skaitmenizaciją pritaiko kovai su korupcija, kurį Ukrainoje, apie tai jau pasakota ir pasakota. Jauna Ukrainos politikė, Vinicos tarybos narė ir biudžeto komiteto pirmininkė Svetlana Jarova pasakoja apie dar vieną Ukrainos skaudulį - kovą su korupcija ir įtvirtintus vaikų darželius po žeme. Galbūt girdėjote apie įvairių valdininkų areštus Ukrainoje, klausė Svetlana ir net pašiurpus iš pasipiktinimo sako, kad negali suprasti, kaip taip gali būti karo metu. Anot jos ir Ukrainos visuomenė taip pat negali suprasti. Skaitmenizacija padeda su tuo kovoti, nebejoja Vinicos tarybos narė. O iš Ukrainos čia tikrai yra ko pasimokyti. Su Estijos pagalba ukrainiečiai visą galvą pralenkia senuosius europiečius. E-vyriausybės portale yra viskas, ko gali prireikti. Visi asmens dokumentai, visos paslaugos, duomenys, visa informacija ir mokestinė sistema smulkiems verslininkams, kad nereikėtų kontakto su tarnautojais. Estijos pavyzdžių buvo įdiegta viskas, kas geriausia, sako ukrainietė. Galbūt jau girdėjote apie tą galimybę, kad aš galiu telefone surasti viską. Savo tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą, pasą, baudas už greitį. Skaitmenizacija padeda kovoti su korupcija, nes mes nukertam kontaktą tarp valstybės tarnautojų ir piliečių. Todėl efektyviai kovojam su korupcija ir galim dalinti šią patirtimį. Ukrainos visuomenė neleis įsigalėti korupcijai. Ar galite įsivaizduoti, ką kario mama ar praradę vaikus tėvai padarytų su tuo korumpuotų tarnautojų, mokytojų ar valdininkų? Ukrainos visuomenė dabar labai tvirtai stovėjo prieš korupciją, stipriau nei bet kada, nes mes vieningi. Šis karas suvienijo ukrainiečius ir mes labai tvirtai stovime už demokratinės, europietiškas vertybės, daug stipriau nei bet kada. Vertingiausia gyvenime yra gyvybė ir ukrainiečiai atiduoda gyvybės, kad įrodytų, kad mes norim eiti demokratijos keliu, kad norim laisvės, demokratijos, skaidrumo, nenorim būti imperija praizgyta korupcijos. O vietinėme lygmenyje aš niekada nesusidūriau su korupcija. Pamenu, kaip mama mane vertė mokėti, kad įstočiau į universitetą, paskui, kad gaučiau pirmą darbą. Jis svajojo, kad aš būčiau teisėja. Aš baigiau teisės universitetą, tai mano pirmasis išsilavinimas. Aš atsisakiau, nesakiau, kad noriu pabandyti pati, o nemokėti kažkam. Tiesą sakant, nelabai ir norėjau įstoti. Baigiau koledžą ir norėjau pakeliauti po pasaulį. Bet kažkaip išlaikiau stojimuosius į geriausią teisės universitetą Ukrainoje. Pamenu, kaip verkiu, kad įstojau. Tad aš gyvas įrodymas, kad pasaulis atviras ir galimybės yra. Galima apsieiti be korupcijos, galima pasiekti viską pačiam. Mano vaikas lanko paprastą darželį. Deja, dabar savivaldybė po visais darželiais įrengė slėptuves nuo bombų. Tai lyg antras darželis po žeme. Vinicoje apie 85% darželių turi tokias slėptuves. Jei mokykla ir darželis tokios slėptuvės neturi, mes jų neatidarome. Vaikai mokosi nuotoliniu būdu. Pamenu, bandžiau greičiau savo sūnui į darželį įrašyti, bet man buvo atsakyta, kad eilė elektroninė. Tad nėra jokių galimybių ir aš turiu laukti. Sako Svetlana. Anot jos, Vinicoje su korupcija susidurti netenka. Beje, darbas taryboje Ukrainoje neapmokamas ir reprezentacinis, net ir biudžeto komiteto pirmininkiai. Bet sako išgirstanti užuominų, kad darbas ir nereikalingas tarybos nariams. Svetlana prisiminė, kaip viename interviu dėl darbo jos buvo paklausta, kam jai reikalingas darbas, jeigu ji biudžeto komiteto pirmininkė. Aš atsakiau, kad man gaila jūsų miesto, nes klausėjas buvo kito miesto tarybos narys, bet mūsų mieste taip nevyksta. Volodymyr Groisman, buvęs Ukrainos premjeras, jis yra ir buvęs Vinicos meras ir jis įgyvendino visas šias reformas. Ir po to, kai įdiegė reformas, kurios visiškai pakeitė miestą, jis pateko į parlamentą, po to į vyriausybę ir tapo premjeru. Jis įgyvendino sveikatos reformą, decentralizaciją, transporto reformą visose Ukrainos miestuose. Tai buvo labai sunku, bet suveikė. O kaip jūsų miestas pasiruošęs ateinančiai žiemai? Mes tikime šaltos ir tamsios žiemos. Turim tokią praėjusių metų patirtį, tad dirbame tam, kad apsaugoti infrastruktūrą. Sunku, bet stengiamės, turime ir alternatyvius energijos šaltinius, taip pat kompensuojame smulkiajam verslui, kurie ant stogų įsidiegė saulės elektrinės ant restoranų, ant pastatų. Anot Svetlanos Jarovos, tokio pobūdžio sprendimas taikomas kol kas tik Vinicoje.
Na štai, tokia patirtis, ar ne, pasirodo? Tarybos nariams nemokėti pinigų yra tam tikra karo metu galbūt prasminga, bet paskui atsiras pagundos. Jo, kad tik jiems netektų patirti to, ką mes su čekiukais išbandėm jau. Tai čia galėtumėm pasidalinti savo patirtim panašiai kaip estai pasidalino savo informaciniam technologijom, kad tai įma žestų, tai pasirinkimas teisingas, nes jie vis dėlto toliausiai tą linkmę pažengė. Klausimas, kiek tai yra saugu, nes... Na, kol kas estai, man rodos, sugeba užtikrinti ir tą saugumą, netgi įvairios... Net rinkimams vis dėlto nenulaužė dar sistemos Rusija. Be jokios abejonės. Tai ukrainiečiai, ko gero, turi tą galimybę iš tikrųjų dabar imti tas naujausias ir technologijas, ir tas praktikas, kurios pasiteisina, kalbant netgi apie savivaldos lygmenį. Bet iš kitos pusės visų mintis ta pati, greičiau baigtųsi karas. Karo trukmė dėja neprognozuojama ir žvelgiant į dabartinę situaciją, bet vis dėlto, Romai, kalbant apie tai, kuo dabar gyvena Ukrainos miestai, mes matome ir iš mūsų pašnekovų, kad jie stengiasi gyventi tą normalų gyvenimą. Karas yra savo, jie be jokios abejonės tame sukasi, bet štai nuo troleibusų, autobusų iki slėptuvių, čia mes irgi galėtume pasimokyti, nes pas mus kol kas daugiau kalbų, mažiau darbų. Kaip tau atrodo? Iš tikrųjų, dabar mes tų slėptuvių neįsirengsim, pripažinkim. Neturim metro didžiosiuose miestuose, neturim, pastatams nebuvo keliami reikalavimai, kad po jais būtų slėptuvių ir dabar tokių investicijų niekas neturės. Mes dabar stumdysimės, iš kur paimti pinigų kelių remontui, iš kur paimti pinigų mokytojų algoms, iš kur paimti pinigų pareigūnų algoms ir taip toliau. Bijau, kad tikrai kam o slėptuvėms mes dabar neturėsim pinigų, kol mums jų tiesiogiai neprireikė, kol karas nepasiekė mūsų. O tikėkime, kad šiemet dar nepasiekė. Bet jau bus per vėlų, sutik su tuo. Visada tai būna. Iš esmės, taip. Na, o kiti metai, tai rinkimų metai daugelį. Ir Lietuvoje mes turėsime 3 rinkimus, ir Europoje rinkimų netruks, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Ukraina, kurioje pokalbiai apie rinkimus vienu metu buvo gana aktyvus. Ir dabar trumpai galbūt paklausykime, kokia mūsų pašnekovų nuomonė apie rinkimus kaip demokratinį įrankį demokratinėje valstybėje. Prieš kurį laiką buvo pasigirdę diskusijos apie planuojamus parlamento rinkimus Ukrainoje. Tačiau pašnekovai nemano, kad tai įmanoma karo metu. Lvivo meras Andrys Sadovai. Šiandien aš koncentruoju savo energiją pagalbai savo miesto žmonėms, pabėgėliams iš kitų miestų, padėti sužeistiesiems ir Ukrainos armijai. Diskusijos apie rinkimus karo metu nėra protingos. Manau, po mūsų pergalės tada ir rinkimai gali vykti. Prezidento, parlamento, per karą tai neįmanoma, bet tai tik mano požiūris. Ministros tarybos narė Svetlana Jarova. Tai negali vykti karo metu. Kol vyks karas, rinkimų nebus. Per daug pavojinga, ką nors keisti. Na štai, tokios nuomonės. Iš tikrųjų, karo metu rinkimai, Romai, kaip tau atrodo? Techniškai suorganizuoti rinkimus įmanoma net ir per karą. Aišku, neįvyktų balsavimai okupuotose teritorijose ir kažkur visiškai šalia fronto, bet giliau šalyje tai būtų to normalaus gyvenimo dalis. Kitas klausimas, kokią tai turėtų žalą pačiai visuomenį, nes vis dėlto dabar yra tam tikra visuomenės konsolidacija, bendras darbas, užmiršti skirtumai, užmiršti politiniai nesutarimai didelė dalim, rinkimai išprovokuoja tuos prieštaravimus, įsiveliama į politinius ginčius ir kariaujančiai šaliai mažiausiai reikia, kad pradėtų vieni kitiem draskyti akis ir plėšytis dėl rinkimų. Čia pavyzdys Lenkija, kurioje ne per seniausia tik pasibaigė rinkimai ir tas rinkiminis laikotarpis. Kas bus pas mus, ar nepradės politikai reikalauti ten atiduoti kažkam kitam dalį gynyboje numatytų išlaidų ir panašiai. Karo metais rinkimai, net senovės Atėnai karo metais paskirdavo diktatorių ir leisdavo jam vadovauti kariuomenė ir miestui graikų poliuose iki karo pabaigos. Tai Ukraina turi demokratiškai išrinktą valdžią per visų lygių, nuo savivaldos iki prezidento ir manau, kad prasminga būtų pratęsti mandatus visų ir iki karo pabaigos. Na, o kada jis bus, niekas negali pasakyti. Ne. To labiausiai turbūt laukia ne tik Ukraina, bet ir visas pasaulis. Tavo nuomonė, vis dėlto, aš suprantu rusų propagandos naratyvą, kad Europa jau pavargo nuo tos Ukrainos ir kaip jie džiaugiasi, kai Ukraina dingsta iš pirmųjų puslapių ir Hamaso ir Izraelio karas atsiduria dėmesio centre. Kaip tau atrodo? Ar vis dėlto
pavargsime mes nuo karo Ukrainoje ir ar jau pavargome? Naujas karas visada buvo, negalėjo netapti svarbiausia naujiena ir neatsidurti dėmesio centre. Gerai, kad, sakysim, tas pats prezidentas Bidenas, ką dabar prašo iš Kongreso, tai yra vienu paketu finansavimo ir tik tai klausimas, iš ko ten prašyti, kai ten suirutė tokia, vienu paketu ir Ukrainai, ir Izraeliui pagalbos. Ir dar, kas gerai, pietiniai kad... sienai su Meksika. Taip. Ir dar kas gerai, kad Izraeliui nereikia, pavyzdžiui, šarvuočių, tankų, dar kai kurių dalykų. Žodžiu, tie pageidavimai nepersidengia. Ta prasme, nėra tų ginkluotės rūšių, kurių reikėtų ir Izraeliui, ir Ukrainai. Izraeliui reikia ten raketų savo oro gynybos sistemai, bet pačią gynybos sistemą turi. Ukrainiečiams reikia daugiau gynybos sistemų, daugiau šarvuotos technikos. Žodžiu, ta pagalba viena kitai netrukdo. Ir jeigu pažvelgtumėm grinai finansinę išraišką, kokią dalį tai sudaro lyginant su visų Jungtinių valstybių gynybos biudžetu, tai yra tikrai mizernos sumos ir nuo to nenuskurs amerikiečiai. Kaip nenuskurs europiečiai, kaip nenuskurs Lietuva dėl to, kokią pagalbą mes teikiame. Nors kartais žmonės taip pašneka, kad vis Ukrainai ir Ukrainai duoda, o kas man duos? Tai vat tos sumos, kurias mes vis dėlto atiduodam, yra palyginus su kitom mūsų kasdieninėm eilinėm išlaidom nėra tokios jau didelės ir ta pagalba, manau, kad kitais metais bent jau nemažės ir dėmesys nemažės. Tikėkime, kad taip ir bus. Tai buvo pilietiškumo dėlionė. Šiandien Romas Sadauskas, Liudas Ramanauskas mūsų eteryje. Jūs girdėjote Lvivo merą Andrejų Sadovą, Kijevo tarybos narę Kseniją Simonovą ir Vinycios tarybos narę Svetlaną Jarovą ir jų mintis, kuo gyvena karo sąlygomis Ukrainos miestai. Pilietiškumo dėlionė.